Saulė jau beveik kyla ir turbūt laikas pristatyti dar vieną rinkinį. Čia jau būtų, tokia muzika, kai norisi kažką apkabinti, kažką pabučiuoti, taip gražiai pabūti. Meilė žmonijai ir gamtai, ir pats savo, ir tabletę išgeri ir ramiai gulė. Tai čia tokia daina, tokios dainos visos. Noriu pristatyti tokią kompaktinę plokštelę. Gamta ir žmogus. World Moods. New Age stilius. Čia yra tokių visokių kūrinių, ir instrumentinių, ir vokalinių. Reiki stilius, spa, joga. Man patinka ir šiaip jau šitas stilius kartais jisai nusivažiuoja, aišku, bet, kaip čia pasakyti, aš tai vertinu šitokią muzikėlę. Man jinai už roką kažkaip, padovanot gali ten, tokius visokius reiškinius, pažiūrėti mėnulį, ten visokį ten masažą padaryti, ten pasidaryti savo koją, venas, ten tabletę, kaip sakiau, išgerti, svajoji, kaip ten nueini į miškelį, įsisavini grybą, aplaistai medelį ir apkabini Jenį, apkabini visus tos neidžio kūrėjus ir vertini gyvenimą ir gerą sulą ar gyrą, kažką tokio taikaus išgeri. Šiaip čia yra dvigubas rinkinys. Jis turi, kiek jisai turi? Jis turi nemažai dainų, jis tai turi 21 diske, čia 2 diskai, 20 dainų ir 18 dainų kitam pusėje. Mažiau žinomos dainos. Pure Moods čia rinkinio tęsinys, World Moods. Tai, žodžiu, tokios dainos čia. Pirma daina, kur čia skamba labai gera, Yusundur Nenšeri 7 Seconds. O kita daina, tai čia yra kažkas tai tokio. Kai gimė Mikalojus ir man davė Anatolijus suktinę, aš ėjau į gimdyklą ir taip įtraukiau tą suktinę, nelegaliai, aišku, įtraukiau, bet ėjau, nešiau žmonai gėlių, galvojau apie Mikalojų ir apie tą antgamtiškumą visą tokį.
Bet galim iš karto pereiti prie 9 dainos, kuri labai gera. Čia, ją žino žmonės kažkaip, žino. Žemkenčių daina, sakyčiau, čia tokia labai artojiška, čia plačių mostų, žmogus eina, pjauna žolę, vat, kažkoks kitas plonų balsų dainuoja, bet jį galima praleisti, ten tą artojo paklausyti. Čia tokia, jinai komercinė labai muzika, jinai, vat, už pinigus viskas daroma, paskui tie pinigai ginklams eina, nesvarbu. Svarbu, kad jie turi ten džakuzį, ten valgo ten skanius bananus, visokius, nežinau. Svarbiausia, kad ta New Age muzika nemirtų, kad jinai toliau gyvuotų, reikia rašyti reviują, populiarinti, visur kišti, žmonės masažus, dantis taisytus, liftuose grotų. Žodžiu, jinai vis tiek išgyvens. Ir Pakistano dainos, ir Deep Forest. Labai gera daina, Deep Forest yra. Kas nežino tokios muzikos, tai gali žinoti kažkur ten, kai rodo žinias, ten groja per orus, kai rodo ten instrumentiką, o vokalinė ten visokie pigmėjai, ten papuasai. Nežinau, gal kas buvo net šalyse, kur gyvena papuasai, tai su papuasais gal dainavo šitas dainas. Nežinau, aš tai nesu papuasas, bet aš esu daugiau juodųjų kultūrai prijaučiau, tai aš kaip afromen, Lietuvos afromenas. Va, ir čia nieko naujo, Va, ir kaip žadėjau, Pakistano stilius būtų va toks. Čia po visą pasaulį keliaujant, čia manau, kad kiekvienas savo kažkur, kur buvęs, žino ir Deep Forest, Spirit, Ofra Haza ir Gypsy Kings, va tokie Romai groja, Lambada Kaoma ir Enigma, ir Deep Forest, ir Nusrat Fateh Ali Khan, ir dar kokie tai Piotras Gavrilas, Peter Gabriel. Peter Gabriel, va, kai jisai dar nebuvo, tiksliau jis kai jau nebuvo ten įsitempęs, visas psichuotas, ten kai buvo ten jo Avis Brodvėjui ir ten Raelas. Tai va, kai jam praėjo, jis tabletką išgėrė kažkokią, jis pradėjo groti, va, tai va, visiškai atitrūko nuo šio pasaulio ten tų filosofijų. Jis ėjo į žmonės, aišku, kitų rasių žmonės, ir jisai ten darė vat tokią muziką, jis ten visaip mistiškai pradėjo ir jis mėgo ten gyvenimą ten. Ir va toks Peter Gabriel. Genesis tai praeitas etapas, manau, jis nesugrįš jau į Genesis ir gali nebent groti Lietuvoje, bet jis negros nei tos muzikos, dabar kažką jis naujo ten sukūręs yra, vat. Peter Gabriel toks yra, vat. Sinéad O'Connor jau nebėra, vat, jos
tokia keltiška, čia yra įtrauktas kūrinys Three Babies, 3 mažulės. Sinead O'Connor. Ir daugiau kas čia dar yra, mano asmeninis favoritas yra keltų Davis Spillane iš rinkinių Celtic Twilight, Silencer, savo geras pavadinimas, Fergal Sharkey, Nina Simone netgi įtraukta. Taip, antras diskas daugiau susidaro sustatytas iš visokių instrumentikų, čia visokie Ron Rigg, gal gotai žino, to Riverdance'as tas yra. Morricone įtrauktas, Ricky Sakamoto amžinatilsį, Janie, kurį reikia apkabinti su Enija per New Age'o tuos ritualus, Matar, visokių nežinomų, mažiau žinomų čia sudėta, Osibisa, Hugh Meškėla, Hugh Masekėla, visokių tokių, kur mažiau kas žino. Bet, Malcolm McLaren, šitą žinau, ir Waterboys. O ką dar šito diskelio galėčiau parodyti? Gal nebent to Frahaza. Čia Jemeno, jinai žydė, yra tokia Nataša Atlas, tai iš arabų čigonė, romė, visokie tokie multikultūriniai fenomenai. Čia iš tikrųjų gerai, kai priešas gyvena kito priešo teritorijoje ir ten saugo savo ten tą kultūrą, savo papročius, ten judėjimą tokį daro, juda ir, aš nežinau, čia ir yra kažkas toks viduje kirbėjimas išsaugoti savo tapatybę ir tautą ir nors tu gyveni Jemene, esi žydas, bet tu dainuoji savo kalbą ir gaunasi tokios meno kūriniai, o Nataša Atlas, jinai romė, jinai visur gyventi gali, bet, stengiasi gyventi ten Jungtinėse Arabų Emiratuose, ar kur ten dar kitur, kur jinai ten persikels. Tai tai tokios visokios tokelės ir kažkaip tiek šitą 13 minučių prikalbėjau.